Патис, да? Ну подожди, тебе. Давай, давай. Дай, вот бери ему. Važiuojant dabar jo, aš medalius. Nedavė, nieko, pašnekėsim duos. O, blemba. Ačiū, bravo. Skiega. Tai tu medaliukai, a? Ačiū. Visi aukšti jaučia palai. O, Petrai. Ačiū. Garbė. Dėkui. O, Martynai. O, be Maikės jaučia palai. Gali. Geriausiam. Ačiū. Treneri, finalinės rungtynės gavosi, na, gal kiek netikėtai sunkios, kodėl?
Taip, sakyčiau, sunkios todėl, kad pačioj pradžioj mes daug labai neįmušėm. Turėjom daug progų ir mums nepasisekė. Tuo pačiu ir nesėkmingai labai gavosi kelių žaidėjų netektis. Tai yra Justas Steponaitis traumą gavo labai sunkiai ir Artūras Visockas. Algimantas Visockas, atsiprašau. Tuo pačiu sumažėjo mūsų suolelio ilgis. Ir užtat taip ir sunkiai gavosi. Tačiau finalas gavosi tik profesionalu turbūt, kas turėjo patikti žiūrovą. Būtinai, finalas man labai patiko, kad jeigu būtų rezultatas, sakysim, 7-1, 8-3, čia būtų nelabai būtų kažkokia intriga. O šiaip aš manau, kad finalas įvyko. Galbūt kažkiek emocijų užteko, man atrodo, smagu buvo. Antrus metus iš eilės irgi dalyvauja Lietuvos čempionate, antrus metus laimi aukso apdovanojimus, kitais metais liksit Lietuvoje ar žiūrėsit kažką plačiau ir toliau? Tai Lietuvoje, man atrodo, liksim, bet vadovybė vis tiek mąsto apie tai, kad galbūt dalyvaut tuo pačiu ir Latvijos čempionate, gal net Baltarusijos čempionate, tik priklausomai nuo kokio lygio varžybose. Prašom.